tikriausiai labai noriu visiems padėkoti, kad skirsit man valandėlę trumpai peržvelgti mūsų tą Neolife katalogėlį. Ir aš esu Giedrė ir šiandien trumpai papasakosiu apie Neolife produktus, kuo jie yra ypatingi, kaip jie gali pagerinti mūsų sveikatą ir aplamai, kaip Neolife'as gali pagerinti mūsų gyvenimo netgi kokybę. Ir viso šito pristatymo toks tikslas, jisai buvo labai greitai suorganizuotas, nes tikrai daug žmonių vis klausia manęs, o kokie tai produktai, kas už juos atsako, o kodėl jie yra skirti mums, kaip mes galime savo padėti, ne? Ir šio pristatymo va toks tikslas yra padėti suprasti, kaip Neolife'as gali prisidėti prie jūsų, pavyzdžiui, sveikatos stiprinimo, energijos didinimo, o gal tiesiog tos kasdienės jūsų gerovės. Nes mes labai kalbėsim iš tikrųjų apie skirtingas kategorijas. Ir mūsų šio vakaro planas yra labai paprastas. Pirmiausia, trumpai papasakosiu apie Neolife kompaniją, po to aptarsim, kokie yra pagrindiniai produktai, o pabaigoje galėsiu atsakyti jūsų klausimus. Jeigu turite, kalbėjimo metu jums kils kažkoks klausimas, yra toks pokalbių laukelis, chatas, ir jūs galite parašyti tą klausimą. Tiesiog, kad jisai jums nepabėgtų ir mes galėtumėm apie tai pasikalbėti daugiau. Tai jeigu leisit, aš pasidalinsiu ekranu ir mes galėsim apsižiūrėti, ką mes čia galime pakalbėti šiandien. Atsidarysiu patį katalogėlį ir pasakysit man, ar viskas gerai matosi. Ir tikiuosi, viskas bus puiku. Pasidarysim pilnu ekranu. Kažkur žiūrėjau, full. Galite įsijungti mikrofoną, pasakyti, ar viskas gerai matosi. Gerai. Puikiai, ne? Liuks. Tai va, greitai prabėgsiu apie pačią kompaniją. Iš tikrųjų, tai yra produktai kurti mūsų sveikatai, mūsų geroviai, mūsų kasdienybei. Ir pats įkūrėjas yra Jerry Brasfieldas, jis yra iš Amerikos, tai irgi žmogus, kuris ieškojo sveikatos pats savo ir suprato, kad tokių produktų reikės visiems žmonėms. Ir jis įkūrė šitą visą tokią mums lengvai prieinamą paslaugą, kad mes galime įsigyti produktus, mes galime jais dalintis ir mėgautis kokybę. Ir kas svarbiausia, kad už visų produktų stovi mokslas. Tai tikriausiai pats pagrindinis Neolife'o tas principas, kad kompanija, naudoja aukščiausios kokybės produktus. Kad jos sudedamos dalis turi atitikti aukščiausią kokybę. Ir už viso to yra mokslininkai ir tyrimai. Ir šitoje vietoje aš labai noriu tai pabrėžti, kad tai yra labai svarbu. Ir pati kompanija orientuojasi į tą tokį holistinį požiūrį, kad stiprina ne tik kūną kažkur tai lokaliai. Jeigu jūs bendraujate su konsultantais, jie labai dažnai užduoda labai daug klausimų, kas, kodėl, ar ten dėl spaudimo, ar dar kažko. Todėl, kad mes turim labai platų holistinį požiūrį, ten ne tik nestiprinam, ten sako, man reikia vitaminų plaukam. O kodėl tie plaukai slenka? Kas? Ar čia su kraujotaka, ar čia su hormonais? Nes mūsų yra toks sisteminis matymas, mes visą organizmą iš tikrųjų matom kaip pačią sistemą. Ir todėl man labai patinka, kad už visų šitų produktų stovi mokslas, kuris tyria šitos produktus, kurie atliekami klinikiniai tyrimai ir šita kompanija nesivaiko madų, kad madoj dabar kažkoks produktas, su jo yra ilgai atliekamas tyrimas, kol mums pagaliau yra duodama paragauti. Tai aš greitai prabėgsiu pro visus produktus. Tai pirmas kataloge produktas tai yra toksai Pro Vitality Plus, kurią čia pusę taip dalinti.
Tai toksai yra rinkinukas, labai patogi pakuotė žmogui, kuris yra sveikas, kurisai nori tiesiog pasipildyti savo mitybą, kad gauti gerųjų riebalų, gauti antioksidantų, gauti omegos 3, vitaminai ir mineralai. Tai yra tokia patogi pakuotė, kurią galite vartoti ir papildyti savo mitybą. Ir man patinka čia užrašas pakeisti savo gyvenimą ląstelę po ląstelės. Tai reiškia, kad šita kompanija visi produktai veikia ląstelių lygį. Ir kas įdomiausia, jūs pastebėsite, kad šitie produktai tinka ir vaikams, ir suaugusiems. Tik nuo to priklausys, kokią normą reikia vartoti jums tuo metu, bet apie tai galite pasiklausti jūs konsultuojančio konsultanto. Tai va, šitoje pakuotėje mes turime 4 pagrindinius produktus. Tai yra trenenas, tai yra autorinis iš viso Neolife darbas, kurio dar niekas nenukopijavo. Tai reiškia, kad tai yra gerieji riebalai, kurie mums labai reikalingi, kad mūsų ląstelė atsidarytų, viską gerai pasisavintų ir pašalintų. Taip pat yra karotenoidai, kurie stiprina ir akis, ir imunitetą. Vėlgi su juo yra atlikti labai daug klinikinių tyrimų. Ir čia jūs turite 15 karotenoidų. Jūs neturite vieną kažkokią ten beta karoteną, ar liteino, ar likopeno, ar dar kažkokį. Jūs turite visą spektrą, nes kompanija vadovaujasi tokiu dalyku. Sukurta gamtos ir pagrįsta mokslu. Ir čia pamatysite labai daug produktų, kurie, pavyzdžiui, va taip yra gamtoje. Tiesiog kompanija mums pateikė labai patogiu būdu vartoti. Pavyzdžiui, kaip trečias produktas šitame Provitalį, tai yra omega 3, tiesa? Ir galėtumėt sakyti, tai, kaip ir užtenka EPR ir DHR, kas žinote šitos žodžius, ne tos riebiosios rūgštys. Bet kadangi laukinėje žuvyje yra 8 riebiosios rūgštys, omega 3, čia nesuklyskit šitoj vietoj, ne omega 6, ne omega 9, jeigu reikia papasakosiu apie tai smulkiau asmeniškai. Ir nes taip yra žuvyje paimta ir patalpinta į mūsų pakuotę, jokių pridėtinių aliejų, jokių alyvuogių aliejų, jokių antioksidantų, nes kompanija naudoja tam tikras technologijas, kad apsaugoti nuo oksidacijos ir jums pateikti vartoti be jokių priemaišų, kad jūs gautumėt omega 3, o ne dar kažkokius tai riebalus. Ir kitas, 4 tabletėlė, tai yra vitaminai ir mineralai, kurie mums reikalingi kasdieną. Tai yra iš tikrųjų maistinės medžiagos, kurios mes papildom savo mitybos spragas. Šita pakuotė yra labai gerai, žinokit, vyrams, nes jie va taip tingi, tu jiems gali ten kur nors į kišenę įdėti kaip dovaną. Labai daug kas dovanoja šitą kompleksą, nes tiesiog yra labai didžiulis spektras ir galima gauti įvairiausių vitaminų. Taip pat Neolife'as turi ir svorio kontrolę, tai yra baltymai ir čia noriu pabrėžti, kad tai yra 22 aminų rūgštis. Tiesa, šitas produktas buvo kurtas diabetikams, tai reiškia, pilnai gali naudoti žmonės turintis aukštą cukraus lygį, bet kuriant šitą produktą pastebėta, kad žmogui labai gerai reguliuojasi kūno svoris. Ir kai žmogus gauna pakankamą kiekį baltymų, jisai visai kitaip jo organizmas reaguoja, ne? Jeigu tas svoris, pavyzdžiui, yra dėl hormonų, nes, pavyzdžiui, baltymas atsakingas yra už hormoną ar už mūsų nuotaiką, tai yra iš visų mūsų statybinė medžiaga. Mano asmeniškai vaikai šitos kokteilius geria kiekvieną rytą prieš mokyklą, nes gauna didžiulį spektrą įvairiausių vitaminų ir mineralų. Ir aš tiesiog galiu išleisti, nes mokykloje, žinote, būna visaip. Ir būna ir to nesuvalgo, ir kito privalgo. Tai man kaip mamai tai yra iš tikrųjų ramu, kad su šituo produktu, su šituo kokteiliu gali vartoti visa šeima, nes tai nėra ne tik svorio kontroliai, bet tai kompanija jį registravo kaip funkcinį maistą, kuris yra saugus naudoti visai šeimai, tuo pačiu gauti daug maistinių medžiagų ir, žinoma, baltymų, kuris yra mums labai svarbus. Ir taip pat, jeigu norima laikyti svorio programos, yra duodamas mitybos planas ir čia
planą sudaro mokslininkai, net visi užkandukai jums sudėti, viskas. Tai reiškia, ne kažkoks vienas treneris ir jūs galite startuoti ir pasiekti labai gerus rezultatus. Toliau mes turime Botanical. Tai yra toks ajurvedinis produktas, kuriame yra cinamonas, kurkuminas, ciberžolė. Mes puikiai žinome, kad jisai labai gerai veikia prieš uždegimiškai ir taip pat reguliuoja cukraus kiekį kraujyje, mes mažiau saldumynų norim. Man vienas žmogus sako, aš nežinau, man sako, migrena pasibaigė nuo vartojant Botanical. Tai yra toks produktas, kuris atlieka labai daug funkcijų mūsų organizme ir gali suteikti ir energijos, ir kas mums yra svarbu, kasdieną organizme mažinti uždegimą. Taip pat mes turime sveiką užkandį, kuris yra be glitimo, labai tinka veganams ir čia vėlgi gaunam didžiulį spektrą įvairiausių vitaminų ir mineralų. Ir kas yra sportininkai, kas ieško, sako, dar nesu valgęs tokio skanaus batonėlio, nes kitur tokia jaučias kažkokia sintetika, kažkokios skonio stiprikliai, dar kažkas. Šitie batonėliai yra labai skanus, aš labai džiaugiuosi, kad galiu vaikams įdėti į mokyklą ir jie gaus didžiulę naudą. Ir šalia dar matote yra Neolife arbata, tai yra juodoji, žalioji, baltoji arbata, sudėtyje yra natūraliaus medaus įdėta, yra ženšenio, kuris mums suteikia energijos, tai yra ta arbata, kuri skatina mūsų medžiagų apykaitą, prisideda prie visceralinių riebalų liemens tirpdymo. Iš tikrųjų žmonės ją dažnai įsigyja, jeigu nori atsisakyti kavos, tai gali pakeisti ir tiesiog suteikti didesnę naudą. Aš turiu vieną istoriją, buhalterė sako, kas iš to, kad tu geri tą kavą, geriu 7 kartus per dieną, bet sako, pavartoju šitą arbatą, tai tiesiog kaip rūkas nueina nuo akių ir tu gali daug geriau susikaupti, susikoncentruoti, geriau atlikti savo darbą. Nepagalvokim tik apie buhalterius, o kaip mūsų mokinukai, kaip mūsų studentai, kaip mes kasdien, ar mes produktyviai atliekam savo darbą. Tai va taip galima ir su arbata įsivaizduokit, klinikiniai tyrimai atlikti. Tai net, tai nėra kažkoksai paprastas arbatos mišinys žolelių, bet tai yra kliniškai įrodytas ir atlikti klinikiniai tyrimai. Einam toliau. Taip kaip ir kalbėjau, ne? Omega-3 riebiosios rūgštys. Ir va čia šone, tikriausiai matot, yra išvardintos visos tos rūgštys. APR, DHR, ETT, šitų visų žodžių nevardinsiu, bet dėl to, kad taip yra žuvyje. Ir kodėl taip yra? Todėl, kad mūsų kūnas atpažįsta, kad tai yra ta omega, kurią labai lengva savintis. Ir kodėl gali naudoti visi vaikai, maži, tai jau 2-3 metai, tiesiog gali suduoti burnytę, nėštukės, senjorai, nėštumo metu, maitinančios, visos gali naudoti ir nebijoti ko labiausiai teršalų. Nes kodėl besilaukiančiam neleidžia ten žuvies, jūros gėrybių valgyti visų kitų dalykų, kad nebūtų to toksiškumo, o čia yra produktas ištirtas nuo 2 potencialių teršalų, ne kaip gyvsidabris, švinas, kadmis ir visi kiti, o leistina norma yra 0. Į šitą vietą reikia labai įsiklausyti. Ir čia nėra jokių pridėtinių aliejų ar dar kažką. Čia jūs gaunate iš karto riebiasias rūgštis smegenų veiklai, regėjimui, atminčiai. Tiesiog, jeigu jau su kažkuo nebesusikalbat, sakyk, gal tau reikia omegos, ne? Truputėlį, nes tiesiog savo pripažinti, kiek aš suvalgau žuvies, gal man reikia pasipildyti, ar aš noriu kokybiškos omegos. Tai va čia gali būti jūsų pasirinkimas. Omega taip pat mažina uždegimus. Ne vieną istoriją turim. Ir Aldutė, mačiau, yra prisijungusi, kuri būtent prijungė šitą omegą, pastebėjo, kad nebėra skausmų sąnariuose, nes mažina jisai uždegimą. Mūsų organizmas, žinokit, yra be galo unikalus. Tik jam reikia maistinių medžiagų, kad jo visos sistemos labai gerai dirbtų. Dabar turime tokį labai stiprų antioksidantą, tai yra gėrimas, kuris
kaip aš sakau, tai yra jaunystės gėrimas, tai daug kas dabar jau girdite resveratrolis, resveratrolis, tai yra pats stipriausias žinomas antioksidantas ir dar čia mes turim visų kitų influx uogų mišinį, kuris, vat būtent, ne, tai smegenų veiklai, nes praeina tą barjerą, tą pamaitina, kas turi atminties sutrikimus, kas prie onkologijas kraują pastiprinti, moteris prie grožio, kaip grožio eliksyrą, pastebi daug skaistesnę odą, tiesiog sako, akys švytė, energijos yra suteikiama. Mano vaikai, pavyzdžiui, šitą gėrimą labai mėgsta pasitaisyti purkštuką ir purkšti gerklę, nes sako, mama mums nuima, jeigu yra kažkoksai vat skausmas. Tai šitas produktas tikrai gali mus pagerinti mūsų savijautą, pagerinti mūsų imunitetą ir suteikti daugiau energijos. Tai yra labai skanus ir koncentruotas gėrimas, tai tiesiog, pavyzdžiui, kiekvieną rytą 30 ml prieš valgį ir tiesiog uždėsite taškelį, kad jūsų gyvenimas bus daug geresnis dėl savęs, ne? Gerai, toliau turime sportui. Tenai kamputyje matot, aš bijau kažką ir paspausti. Šitoj vietoj abitas. Abitas tai yra viena sveikatos žurnalistė pavadino kaip burokėlių viagrą, bet iš tikrųjų tai žinokit, viskas ten yra gerai, tai yra produktas, kuris labai gerina kraujotaką. Tai yra burokėliai, lapiniai kopūstai, granatai, apelsino mišinys, ne? Ir tai yra iš maisto azoto oksidas, kuris duoda deguonį, gerina kraujotaką, ne? Ir dėl to buvo pastebėta, kad pavyzdžiui, jeigu sportuojant ar fiziškai aktyviai dirbant, arba žmonėms, kurie turi kraujotakos sutrikimus, labai gerai įtraukti azoto oksidą į savo mitybą, kaip pavyzdžiui šitą pasitaisius kaip gėrimą ir jį vartoti. Kiti pajaučia ir galūnės pradeda šilti. Ir energijos daugiau, širdies darbas pagerėjęs. Nu, įsivaizduokit, visi jūsų organai yra aprūpinti deguonimi ir jie visi daug geriau veikia. Ir šalia yra Sportamiton, toksai žalias buteliukas, tai galite sakyti, aš nesportuoju, bet šitą produktą labai mėgsta, kas turi skydliaukės sutrikimų, nes jame yra ir L-tirozina, ir ornitinos, L-argininas, amino rūgštis šitos, ne? Ir inozitolis, kas žino šitos pavadinimus, kas esate susidūrę su sveikatos problemos, tai jos būtent šitas produktas labai gerai prisideda. Amitonas labai gerai yra po aktyvaus sporto, bet jūs žinote, kad ir ūkiškus darbus, gal ir žmonės iš kaimo, kurie kartais užtenka pajudėti darbe ir skauda visi raumenis, tai amitonas būtent geriamas prieš miegą, gali atpalaiduoti, jūsų raumenį atstatyti ir nebus tų skausmų. Ir taip pat, ką jis daro, pagerina jūsų miegą ir netgi padeda mesti svorį. Tai šitas, kiekvienas, pažiūrėkit, produktas turi labai platų vartojimą. Šitas puslapis man labiausiai patinka, nes apie magnį, tai žinokit, galėčiau kalbėti ir kalbėti ir kalbėti. Aš taip didžiuojuosi, kad Neolife'as turi tokį magnį, kuris yra trigubas. Tai yra magnio citratas, magnio oksidas ir chelatintas magnis, tai reiškia bisglicinatas kartu su amino rūgštimis. Ir dar fitomagnį įdėjau, įsivaizduojat, iš daržovių. Tai jums tiesiog nereikia galvoti, kokio jums magnio reikia, jūs galite pasimti šitą ir jums organizmas padarys su juo viską, ką reikia. Tai įsivaizduokit, ir nerviniai sistemai, ne? Mąstymui, energijai, raumenims, ląstelėms, jūsų kūnais, elektrolitų visai pusiausvyrai. Pažiūrėkit, jeigu vartoja D vitaminą, reikia magnio, kad jį kažkas tą D vitaminą neštų iki to kaulo ir kad mes turėtumėm kaulinę struktūrą labai gerą, dantų būklę labai gerą, ne? Ir energijos, jeigu trūksta, išgeriame ryte ir mums suteikia energijos, išgeriame vakare ir mums duoda jisai gerą miegą. Magnio, iš tikrųjų, pavyzdžiui, prie kraujo spaudimo, kad tos kraujagyslės irgi raumuo, kad atsipalaiduotų, kad ta širdis mūsų dirbtų ne taip greitai, bet jinai, kad pilnai atsipalaiduotų ir susitrauktų, pilnai dirbtų ir kad
mes galėtumėm jaustis kasdieną gyvybingai. Taip pat šalia matote yra kalcis, magnis ir šitą vietą labai pabrėšiu, kad tai nėra vienas kalcis, nes kalcio vieną vartoti yra, kiek vis pasiskaitau, tyrimų pavojinga, nes jeigu jūsų organizme trūksta magnio, kalcis negali būti absorbuojamas į kaulus, ne? Dėl to jis gali kalkėti, sakykime, kraujagyslės, akmenis susidaryti ir panašus dalykai. Ir čia kalcis pas mūsų yra kartu su magniu ir dar vitamino D truputėlį, kad tą kalcį nuneštų mums, kur reikia. O kalcis, tai jisai, žiūrėkit, ir jeigu skrandžio rūgštis pradėjo kirti, galima sukramtyti, labai gerai nušarmina. Jeigu alergija yra kažkokia labai stipriai išmesta, labai organizmą nuramina. Visai toksai kalcis iš viso dalyvauja 180 įvairiausių procesų. Ir labai svarbu iki 21 metų papildyti save kalciu, kad susidarytumėm tą pamatą. O po to reikėtų vėlgi palaikyti ir vat, yra žmonės, kurie dalinosi, sako, aš pavartojusi didesnį kiekį kalcį, pajaučiau, kad ir dantis nebekliba iš savo vietų ir sako, ir kaulai visai kitokie, ir niekas nebepraška, ir ta energija visai kitokia. Ir apačioje yra veganiškas vitaminas D, D2, D3, taip kaip yra gamtoj, nėra tik vitamino D3 arba tik D2, dėl to, kad jis yra taip sukurtas gamtoje. Ir šitas produktą labai gerai galima dozuoti, nes jo norma yra tokia, kad galite pritaikyti ir savo vaikams, ir savo tėvams, ir patys vartoti. O labai šitoj vietoj labai irgi džiaugiuosi, kad šitas produktas yra veganiškas ir labai gerai atpažįstamas mūsų organizmui. Toliau, turime acidofilsas, tai yra gerosios žarnyno bakterijos. Jūs žinote, kad 70% imuniteto yra žarnyne, žarnyne bardakas, nebus imuniteto. Tai labai svarbu, jeigu naudojate vaistus, jeigu naudojate antibiotikus, o antibiotikus, tai žinokit, mes labai dažnai gaunam. Sakysit, negaunat, bet iš tikrųjų užtenka vartoti mėsą, kuri yra užauginta su antibiotikais ir jūsų mikroflora jau yra pažeidžiama. Todėl mūsų šeima visą laiką profilaktiškai karts nuo karto pavartoja gerasias bakterijas. Mano vaikai irgi žino, jeigu pilvą pučia, jau reikia vėlgi gerųjų bakterijų, nes ten yra mūsų imuninė visa sistema. Jeigu jums yra alergijos, reikėtų pagalvoti apie pralaidų žarnyną, galbūt irgi reikėtų pradėti vartoti gerasias bakterijas. Jeigu mes turime kažkokių infekcijų, taip pat reikėtų pavartoti gerųjų bakterijų. Ir čia yra išskirtinumas. Išskirtinumas yra tame, kad jos yra apsaugotos nuo jūsų skrandžio rūgšties ir jos tiesiai pasisėja ten, kur reikia. Pažiūrėkite, yra žmogus parodytas, yra būtent ta Gelgar technologija, nes daugelis sako, aš vartoju, bet nepatiriu gerųjų bakterijų naudos. Tai aš čia kompanija pati turi dirbtinį skrandį ir kurio yra įrodyta, kaip šitos gerosios bakterijos pasisėja jūsų žarnyną, praeina ir tam tikroje vietoje jos ten dauginasi. O ką belieka daryti, tai jas maitinti gerosiom skaidulom. Ir Neolife'as turi skaidulas tablečių formą ir tikrai esu be galo laiminga, kad nebereikia plaktis įvairiausių kokteiliukų, kad tai yra labai patogu naudoti, visada turėti su savim, kad neperalktumėt, kad maitintumėt savo žarnyną, o taip pat skaidulas ką daro? Ir pareguliuoja cukrų, ir blogąjį cholesterolį padeda išvesti, ir pilvo pūtimus sumažina, ir įvairiausių daug, yra didžiulis spektras naudos, bet jeigu vartojate gerasias bakterijas, visada rekomenduočiau priimti skaidulas, kad tos bakterijos turėtų ką valgyti. Ir čia matote žolelių tokį rinkinį Respixa. Tai čia tikriausiai galvojau visada, kad rudens ar žiemos sezonų tai yra pats populiariausias produktas, bet turėjau ir vasarą klientį, kuri turėjo chronišką slogą, o šitas produktas būtent veikia prie alergijų, kada užsikimša visi sinusai, kai čia užspauda gerklės ir visa kita.
Tai šitą produktą irgi galima naudoti tiesiog truputėlį palaikyti burnoje ir paskui nuryti, bet jis yra labai aštrus, nes ten yra krienų ir daugiausiai įvairiausių kajano pipirų, žolelių įvairiausių. Tai aš vieną klientę turėjau, vat, kaip sakau, vasarą atėjus su chronišką slogą ir sakau, kol aš tave nukirpsiu, tau plaukus, aš sakau, įsidėk respiksą, nes jinai jau buvo ir skonį praradus. Ir kol aš kirpau 20 minučių, jai atkimšo nosį ir jinai įsigijo šitą produktą kaip kažkokį stebuklą ir sako, man tikrai labai labai patiko. Ir jeigu jūs turite žmonių, kurie yra alergiški įvairiausiai žydintiems ar dulkėms, ar dar kažkokias tai alergijos, tai tikrai galite rekomenduoti. Ir štai turime alavijo gėrimą pačiame kampe, kuris būtent padeda ir gleivinę sutvarko, ir hidratuoja, tai reiškia grąžina skysčius į mūsų organizmą ir sutepa visas gleivines, ir atstato, ir energijos suteikia, ir tonizuoja. Ir jame, kas svarbiausia, nėra aloino, kas įprastai yra alavijų gėrime, todėl mūsų žarnynas nepradės tinginiauti, nes jeigu mes labai gautume daug aloino, reiškia, mes galime jį saugiai naudoti, yra pašalinta tai, kas netinkama, tiesiog nesukels ten kažkokio tai viduriavimo ar dar kažką, tą reikia svarbu žinoti, jeigu jūs planuojate su kažkuo tai pasilyginti. Ir štai turime visą tokią trijulę, vadinasi 3-2-1, tai karotenoidai antioksidantai, kuriuos kalbėjau, kur stiprinti imunitetą. Ir čia mes turime antrą numeriuką, tai yra flavonoidai. Jūs nebijokit šitų pavadinimų, jie labai paprasti, galbūt pradžioj taip skamba, bet tai yra tiesiog uogos, kurios yra spanguolės, šeivamedžio uogas, raudonųjų, juodųjų serbentų, burokėliai, citrinai, apelsinai. Ir žiūrėkit, kur veikia spanguolės? Prie šlapimo pūslės uždegimo, ne? Gali būti ir prie plaučių, ir prie inkstų, nes flavonoidas tai yra antioksidantas, kuris būtent stiprina tą mūsų organizmo skystąją dalį, kraujotaką visą, ne? Kur yra vanduo. Kas yra vanduo? Karotenoidai jau eina tai, kas yra riebalai. Tai mūsų smegenis yra riebalai, ne? Ir sustiprina mūsų patį kraują. O trečias yra kruciferusas, tai yra kryžmažiedės daržovės, tai brokoliai, kopūstai, ridikai, įvairiausi rėžiukai. Jūs galite įsivardinti patys savo, kiek visų šitų dalykų ir uogų, kiek spanguolių šiandien suvalgėt, citrinų, morkų, paprikų ir visų kitų dalykų ir pasakykit, ar pakankamai šiandien suvalgite kopūstų, ridikų, rudųjų ryžių, rėžiukų. Aš kitų net nežinau tų produktų, bet pastebėta, kad kryžmažiedžiai, šitie kruciferusas labai gerai veikia prie hormonų. Tiesiog nuostabi, jos padeda subalansuoti. Taip pat veikia pagaminant gerą skrandžio rūgštį ir padaro labai gerą įtaką mums. Ir apačioj mes turim garlic allium kompleksas. Tai yra visa česnakų svogūnų šeima kartu sudėta. Tai čia alicino turim 4,2 mg. Mes žinom, kad česnakas yra natūralus antibiotikas. Tai mes šitą produktą visada turime savo sveikatinėliai, ne vaistinėliai, sveikatinėliai. Ir padedam, mes kartais netgi tiesiog, kai įsisiautė virusinis laikotarpis, mes vartojam profilaktiškai, kad tiesiog palaikyti organizmą tuo sunkiuoju periodu, kada yra imunitetui didžiulis pasipriešinimas. Ir pastebėta daugelis kas iš klientų, kad ir pagerina ir kraujotaką, sako, širdies darbo. Man yra klientė sakiusi, kad, sako, net nuo šito česnakinio komplekso, sako, man ir energijos atsirado. Tai žmonės iš tikrųjų turi labai daug visokių gerų pastebėjimų, nėštukės, kurios negali vartoti antibiotiko, ne? O čia yra toks natūralus produktas, kuris gali pagerinti, tiesiog bus jums saugu labai naudoti. BTG tai yra, kaip pradžioje matėt, mokslininkai ir ten buvo toks Artūras Furstas, toksikologas. Jisai padarė savo autorinį darbą, kad mes galėtumėm kasdieną savo organizmą detoksikuoti. Ir aš kiekvieną dieną geriu šitą produktą, nes gauname visokių teršalų iš maisto, iš oro, iš vandens,
iš visur, prisikvėpuojam, prisivalgom, o tai yra produktas, kuris kiekvieną dieną natūraliai mums detoksikuoja, kad, kaip onkologas sako, kad neturėtumėm to, tai yra būtina reikalinga prevencija. Ir šitas produktas labai irgi svarbus pavyzdžiui, prieš virusus, jeigu mes norime ne sustiprinti, išsivalyti organizmą, bet čia nėra tas, suprantat, išsivalyti organizmą, nes tikrai yra produktų, kurie skelbiasi, kad išsivalo organizmą, bet jie išvalo tai, kas yra reikalinga. Šitas produktas išveda tik tai, kas yra nereikalinga, ne? Toliau mes turime šalia cinką, šitą mėlyną buteliuką gražų. Tai vėlgi produktas, kuris pagerina ir žaizdų gijimą vyrams. Sako, jeigu norite vyro su cinkeliu, tai jums reikia cinko, nes jisai yra testosterono gamyboje, ne? Tai būtent vat, ir jūsų kaulams, odai, nagų būklė, žiūrėkit, kai nagai žydi, sako, cinko trūksta. Netgi ir prie vaisingumo. Ir cinkas iš tikrųjų irgi prieš virusus eina vat šituo laikotarpiu. Ir šitas cinkas irgi yra chelatintas, tai reiškia apgaubtas su amino rūgštimis, kad būtų geresnis pasisavinimas ir plus nedirgina nedirgina skrandžio. Nes tie, kurie yra vartoję cinką, sako, aš negaliu, man dirgina skrandį. Šitas produktas to nedaro. Oi. Apačioj turime dar vitaminą C. Mes, Neolife'as yra pionierius prolonguota, tai reiškia prailginto veikimo vitaminą C, kaip pavyzdžiui šitas, jis organizmas yra atiduodamas per 6-8 valandas. Tai reiškia, jis lėtai atidavinėja ir organizmas labai gerai jį įsisavina. Tai turim, jeigu dar vaikai, kad būtų kramtomas vitaminas C ir kitas šalia yra mažesnis tas buteliukas, būtent to prailginto veikimo. O vitaminas C ir dantenas, žiūrėkit, kraujuoja kartu su B grupė paimti ir imunitetui pastiprinti, ir žaizdų gijimui, jau ir nuotaiką gerina. Vitaminas C, tai kaip aš sakau, visų vitaminų karalius. Ir šalia mes dar turime kofermento Q10. Iš tikrųjų, kofermento Q10 reikėtų vartoti, kaip aš savo mamai sakau, tau reikia apsiženyti su anum, nes pažiūrėkite, kaip kofermento gamyba nuo 40 jau visiškai kritiškai krenta, nes kofermentą gamina mūsų kepenys. Ir pavyzdžiui, jeigu yra netinkama mityba, alkoholio vartojimas ar rūkymas ir jaunesnėme amžiuje, tai vėlgi mažina labai kofermento gamybą, bet tie, kurie vartoja cholesterolį mažinančius vaistus, jie būtinai turi papildyti savo organizmą kofermentu Q10. Kas jis toks? Tai yra mūsų ląstelio energija. O kur daugiausiai yra? Širdyje, smegenyse, visur, kur yra pats didžiausias raumuo. Ir todėl jisai mums ir energijos suteiks, ir širdies darbą pagerins, ir prie vaisingumo labai svarbus, ir smegenų darbui, ir viskas yra iš natūralių šaltinių. Dar kol kas natūralaus kofermento Q10 man nėra pavykę sutikti, bet galbūt jūs žinote. Ir mes turime jau grinai vaikams skirtas, bet šiaip visi produktai yra tinkami, visus produktus gali naudoti vaikai, bet čia yra papildomai jiems yra kramtomas polivitaminų tabletės, kurios yra 18 vitaminų ir mineralų, kad vaikai gautų visus mikroelementus. Jūs galite tiesiog paduoti ryte su pusryčiais ir gaus visą šitą spektrą. Ir daugelis sako, ir nuotaika pagerėjus, ir mąstymas, ir mokykloje daug gaunama atsiliepimų apie kai vaikai pradeda vartoti. Tiesiog darželiuose auklytės labai pasteba ir mamų klausia, kas su tuo vaiku yra kažkas kitaip. Ir dėmesio koncentracija, ir įsisavinimas žinių yra daug geresnis, imuninė sistema yra pagerėjus. Ir taip pat galima pridėti kramtomą vitaminą C prie viso to. Oi, jau man nebevarto. Jeigu turite klausimų, tai būtinai parašykite į komentarus ir aš galėsiu dar atsakyti. Pažiūrėkim, kodėl čia man nebekrauna. Kas toliau turėtų būti?
Internetas pasibaigė, ne? Gerai. Sijungsiu per telefoną. Nu, labai gaila. Laura, Viskas Giedrė, gerai. klausimas, kaip vartoti aloe vera gėrimą? Aloe vera gėrimas galima vartoti ryte prieš pusryčius, kad sudrėkinti visą gleivinę ir ją atstatyti. Jeigu, pavyzdžiui, yra kažkokie didesni virškinimo sutrikimai, tai galima jį naudoti prieš kiekvieną valgį. Nu, turėtų būti gerai dabar. Toliau galėsim keliauti. Tikiuosi nepavargot, tikiuosi viskas gerai ir labai ačiū, kad jūs esate. Nu ką, jeigu mes prieš tai turėjome vaikiškus vitaminus, vitaminai, mineralai, tai mes jau imkim paaugliams, didesniems galime imti Formulė 4+. Čia nieko apie sportą, apie vairavimą nesusiję, tai yra būtent tie vitaminai ir mineralai, kurie reikalingi ir suaugusiems, ir paaugliams. Viena formulė yra su geležimi, o kita yra be geležies, nes, pavyzdžiui, vyresniam žmogui tikrai nereikia geležies ir daugiau užtirštinti to kraujo. Tai galime save papildyti vitaminais ir mineralais. B grupė, nerviniai sistemai, ne? Taip pat sakau, kraujuojančios dantenos, energija, susikaupimas ir tinka tiesiog kiekvienam, jeigu mes norime save pasipildyti. O šiuo metu tas toks tamsus periodas iš tikrųjų labai žeidžia mūsų nervinę sistemą. Šalia, matot, šalia vitaminų C yra vitaminas E. Tai yra natūralus vitaminas E, kuris labai gerai ir prie odos, ir prie hormonų, ir, sakykime, jis 4 kartus geriau skystina kraują už vaistą. Ir tikrai, pavyzdžiui, savo močiutėje esu padovanojusi, sakau, tu vartok šitą produktą, jauskis gerai ir energingai. Ką mes turim? Viskas. Prakeliavau vitaminus. Tai dabar labai dar greitai peržvelgsiu kosmetiką, nes šitoje vietoje tikrai galiu pasigirti, kad Neolife'as turi ekologišką, organišką kosmetiką, kurios visos žaliavos yra renkamos rankomis. Ir čia įsivaizduokit, kad jūs naudodami šito produktas turite 15 jūrinių ekstraktų, grynas patentuotas jūros vanduo iš Prancūzijos, iš Britanijos salų. Tai yra labai svarbu, ne? Ir jūs šituose produktuose gaunate 15 eterinių aliejų, lipidų ir 12 įvairiausių augalų ekstraktų. Ir yra sudėta sistema, kaip yra 1, 2, 3, labai paprasti žingsniukai, kurie leidžia pirmiausia nuvalyti ir puoselėti jūsų odą, tonikas, kuris subalansuoja, serumas, kuris eina į gilesnius sluoksnius ir kremas, kuris drėkina. Ekologiška sertifikuota EcoCert ženklų kosmetika, kuri yra saugi jums. Ir šitą kosmetiką, kai pasirodė, aš pirmų taikymų, žinokit, bandžiau ant savo tėčio, nes jisai turi super jautrią odą. Ir jis ten tikrai negali su dekolonais visai teptis, nes jį tuoj kaip mažą vaiką išberia. Mano tėčiui jau šiais metais bus 60 ir jis puikiai atrodo naudodama šitą kosmetiką. Ir jis po skutimosi naudoja, pavyzdžiui, šitą toniką ir jam labai patinka ir po to padrėkina veidą drėkinamaisiais kremais. Šitais prausikliais taip pat naudojasi ir aš, ir mano vyras, ir jau paauglys sūnus, kuris leidžia labai gerai pridrėkinti odą. Tai yra tokia kosmetika, kuri neturi sau lygių
ir dažnai paprašau kosmetologų, kad pažiūrėtų į sudėtį ir visi yra nustebę šitiek daugybė ekstraktų šitose produktuose. Ir čia matote tokią tabletytės formą kremą, Rejuvenating Cream. Tai jis yra pamėgtas visų sausą odą turinčius žmonės, vyresnio amžiaus moteris ir pažiūrėkit, galėsit kiekvienas peržiūrėti katalogą ir visi turi klinikinius tyrimus. Po 4 savaičių pastebėta, ne? Po 90 kliniškai įrodyti rezultatai. 100%, kad pajuto, kad oda yra elastingesnė. Vat Aldutė, matau, jinai sakė, kai pradėjau naudoti šitą kremą, sako, aš šitos kremus negalėjau atsižiūrėti į veidrodį, kokia buvo mano oda. Ir paakių geliukas, kuris sprendžia 3 problemas, tai yra paburkė paakiai, pajuodę arba to žąselio kojelės, ne? Ir šitas būtent produktas, kad įrodytas, kad netgi, klausykit, kliniškai išbandyta, įrodyta, jog vos per 30 minučių sumažina raukšlių gylį iki 40%. Čia yra klinikiniai tyrimai. Ir apie kiekvieną, žinoma, galima plačiau. Kitoje pusėje mes turime aloe vera gelį. Tai yra produktas, kuris turi būti visose namuose ir visose kambariuose. Įkando, įsipjovė, nukrito, susitrenkė, susidaužė mėlynė, nudegimas. Ta prasme, tepam viską ir visais atvejais. Nes mes puikiai žinome, kaip alavijas labai greitai regeneruoja ir atstato, gydo. Ir tiesiog visi tie procesai vyksta daug greičiau ir nuramina labai odą, ne? Jeigu kažkur tai nudegėt ar susitrenkėt, tai tas produktas, mano visi vaikai žino, kad jei kažkas nutikus, tai yra mūsų greitoji pagalba. Tikriausiai nauji žmonės, kas nepažįsta ir sako, čia tik tiek šampūnų yra. Tai vat mes turime 2 šampūnai, yra Rich ir Mildas. Richas yra riebiai galvos odai, Mildas yra sausai galvos odai ir vaikams tinkantis. Ir tiek tai reikia, nes šampūno funkcija yra išplauti jūsų galvos odą ir nepažeisti galvos odos pH. Ir tiesiog yra labai paprasta, aš pati šituos šampūnus naudoju 14 metų, labai džiaugiuosi, kad gali naudoti visa mano šeima. Mano dukra yra 9 metų ir dar nėra naudojusi kito, atsiprašau, vieną kartą naudojo pas draugės namuose. Ir sako, man nepatiko, mama, kaip mums patinka mūsų šampūnas. Ir šalia mes turime per patį vidurį kondicionierių, kurios tiesiog sušvelnina jūsų plauką, padeda jį formuoti, pripildo drėgmę, plaukai žvilga, jie yra sveiki, elastingi ir tiesiog daugiau kaip ir nieko nebereikia. Kai mano dukra vadina, sako, tai yra plaukų švelnintojas. Ir jeigu reikia kartais ilgas kasas šukuoti ir jos melėsi, tai čia gali būti labai geras sprendimas. Ir toliau mes turime dušo gelį, kuris nesausina odos, nusiprausus jums netraukia, drėkina, o kaip daugelis atsiliepimų gaunu, tiesiog suteikia energijos. Sako, aš nusimaudžiu su šito geliu, jaučiuosi vėl atsinaujinęs. Ir kur jūs matysit, kad dušo gelis turėtų klinikinius tyrimus, ne, kuriais buvo įrodyta odos drėgnumas. Ir patį paskutinį mes turime losijoną, rankų ir kūno, kuris labai gerai susigeria, jis neturi jokių aliejų, jums nereikės laukti, kol jis susigers, galite susitepti rankas ir iš karto pasimti telefoną ir nebus to slidimo nemalonaus jausmo, bet labai gerai sudrėkins odą. Ir paskutinis puslapėlis, tai yra valymo priemonės. Kaip sakau, pradžioje, kad kalbėsime ir apie tai, kaip gali pagerinti jūsų gyvenimą. Čia tikrai nebus daugybė puslapių, kurias vardinsiu orkaitei, dušui, tualetui, šaldytuvui, grindims ir taip toliau. Mes turime vienintelį Super 10 valiklį, universalų. Šitoje vietoje labai pabrėžiu, nes kartais galbūt jūs skaitot etiketę, parašyta universalus valiklis, bet to arba to negalima valyti. Ir paskui pasižiūrėt, kad jau jis tikrai nėra universalus.
Tai su šituo valikliu pasitaikius tinkamą koncentratą, matote, yra šalia buteliukai, kuriuos galite atskiesti. Pasidarote tinkamą koncentratą, jeigu būtų silpnesnis koncentratas, tada galime įvalyti įvairiausius paviršius, tas lengvas valymas, grindis ir panašiai. O jeigu mes pasidarome stipresnį, tai jau mes galime ir iš rūbų dėmes išimti, orkaitės valyti, tai, kas mums yra sunkiau įveikiama, dušai ir panašiai. Tai yra tikrai universalus valiklis, 14 metų savo namuose kitų valiklių neturiu. Šalia dar matote LDC, tai ko universalus neįveikia, bet reikalinga įveikti riebalus. Tai LDC yra kaip indų ploviklis, kaip rankų muilas, gyvūnams taip pat tinka maudytis, nepažeidžia jų pavilnės ir taip pat rūbams, kuriais reikia skalbti rankomis. Tai mūsų namuose irgi yra visur išdėliota, vonioje ir kaip rankų muilas padėtas ir virtuvėje kaip indų ploviklis. Vienas buteliukas mano asmeniškai šeimai užtenka 5-6 mėnesiam. Labai mėgstu užsirašyti datą, kad galėčiau atsiminti, kaip ilgai man užtenka šito produkto. Taip pat viršui matot G1 skalbimo miltelius. Čia yra 5 kg dėžė mano šeimai. Kartais man tiesiog gėda sakyti, bet dabar drąsiai sakau, kad jos užtenka metams. Mes skalbėmės ne vieną kartą į dieną. Jie yra koncentruoti, biologiškai suyrantis, reiškia, nežeisiu jūsų jokių valymų įrenginių, jeigu aplinkoje turite aplinką saugoti, o mes kiekvienas, kad ir bute gyvenantis, turime saugoti savo aplinką, ateis pavasaris, viskas žydės ir žinokit, ant mūsų kris sąžinės, jeigu mes nenaudosime tinkamas valymo priemonės namuose. Produktas koncentruotas, užtenka tik labai nedidelio kiekio ir jie labai gerai išskalauja, išima visas dėmes, bet jeigu yra ten, pavyzdžiui, rašalo kokie dėmė, tai dar galite papildomai panaudoti Super 10 supurkšti ir įdėti skalbti. Ir šalia yra softas, tai yra audinių minkštiklis, labai gerai nuima antistatinį krūvį. Aš keletą lašelių mėgstu įdėti į robotą, pavyzdžiui, kuris plauna, arba tiesiog į kibirą, kuriuo plaunu grindis, kad pakampiuose nesivoliotų kamuoliai, tą nuima tą tokį antistatinį krūvį. Ir žinoma, kad kompanija eina iš širdies į širdį ir padeda kitiems kurti sveikesnį ir laimingesnį pasaulį. Tai va. Nu, žinokit, greitai prabėgau, tikiuosi jums patiko. Stengiausi suprantamai, bet žinokit, kad apie kiekvieną produktą vyksta renginiai. Apie juos yra labai giliai ir išsamei pristatoma. Ir manau, kad tai yra labai svarbu įsigilinti, nusistatyti savo tinkamus produktus, pradėti vartoti ir pajausti energiją. Dabar matau, kad yra keletą klausimų. Kaip naudoti aloe vera? Čia mums, sakiau, buvo Inga perskaičius, ne? Kad galima naudoti ant tuščio skrandžio, išgerti ir pagerinti visą virškinimą. Toliau visuomenės sklinda kalbos, kad magnis negali būti vartojamas su kalciu, o turi būti vartojamas su kaliu. Šitokios nuomonės nesu girdėjusi, bet labai nesiūlyčiau vadovautis visuomenės nuomonė. Labai svarbu, kad kiekviena informacija, kuri yra kalbama, kad jinai būtų patikrinta. Nu, pavyzdžiui, visada girdėjote, kad negalima valgyti kiaušinio trynio, nes sukirs cholesterolis. Visą gyvenimą kalbėjau. O dabar jau sako, reikia valgyti kiaušinį taip, kaip gamta sukūrė, nes taip yra geriausia mūsų organizmui. Tai tokia visuomenės nuomonė, aš manau, kad aš vadovauju šitais mokslininkais, kurie būtent pateikė mums tokią formą magnį ir jie yra atsakingi už produkto įsisavinimą, nes jie ant buteliuko deda savo SAB ženkliuką. Jie atsako su savo klinikiniais tyrimais, kad produktas veikia. Sveika, Monika, o čia tik kalbos raidos, taip gerai. Čia jau Sandra, matau, atsakinėjo, Romutė rašo dėkoju. Tai jeigu turime dar klausimų, aš mielai į juos atsakysiu. Galite įsijungti mikrofonus, galime apie aliciną. Aliciną kiek tu sakėjai įeina? 4,2 gramo.
O biški, čia gali papasakoti biški plačiau. Čia reiškia iš česnako, iš porų, iš svogūno yra alicinas, Taip. ne? Kai mes Kuom jisai- prapjauname svogūną, mes pajaučiame tą kvapą. Tai ir yra alicinas. Tai yra pati svarbiausia medžiaga, kurią mes turime gauti. Ir Neolife'as padarė, kad garlikas būtų apgaubtas ir nedirgintų skrandžio rūgšties ir nueitų tiesiai į žarnyną, kuris turėtų ir dalyvauti. Ir tą katalogėlį galit perversti, jums gali atsiųsti žmogus, kuris jūs pakvietė ir ten labai plačiai dar būtų galima įsiskaityti. Kedrė sako labai greitai išsamei apie visus produktus. Ačiū, Irma, labai stengiausi. Net žandai užkaita ir mano kompiuteris užkaita. Gal dar kokį klausimą turite, gal kažkokią rekomendaciją dėl kažkokios situacijos reikėtų? Ar patarimo? Ar apsisprendimo? Dar klausimėlis, aloinas yra išimtas ne iš alijošiaus. Nu, kuom jisai taip jau yra nuodingas mūsų organizmui, skrandžiui, biški taip daugiau. Nėra jisai nuodingas, bet tiesiog aš papasakosiu tokią istoriją, kai buvo mano draugė Ispanijoje, nežinau, Edita, esi prisijungusi, ir jie ten važiavo į alavijų laukus ir sako, jeigu jūs suvalgytume dabar alavijo gabaliuką, jums iš karto prasidėtų pykinimas, vėmimas, apsinuodėjimas, viduriavimas. Ir todėl iš tą barbadensis yra išėmėme gerieji ekstraktai ir mes turime alavijo gėrimą. Neolife'as niekada neįdės į produktą tas, kas būtų mums kenksminga. Pavyzdžiui, gali naudoti karotenoidus, nors jame yra braškė, o žmogus yra alergiškas braškė. Ne? Tai reiškia, kad visada kompanija paima mums reikalingą veikliąją medžiagą, taip kaip jinai atrodo gamtoje, bet be to viso pašalinio. Aloinas, jisai gali sukelti viduriavimą. Tai, pavyzdžiui, ilgą laiką normuojant aloiną, tiesiog gali žmogus vėliau nebesituštinti be aloinų. Tai tokia būtų trumpas paaiškinimas. Kas dar kokį klausimą? Ką, baigsim šiandien. Labai jums ačiū, kad jūs visi susirinkot. Tikiu, kad buvo naudinga. Ir galėsit šitą gerą žinią, šituo katalogu pasidalinti su savo draugais. Dėkoju jums už palaikymą. Gražaus vakaro.